Sveiki, draugai bičiuliai, vėl prie vandens, po ilgo laiko vėl sutinkam. Buvo keletas žvejybų, kurios dėja neatnešė vaisių, tai ir parodyti nebuvo ką, bet reabilituotis atvykau į Arvidus. Šiuo metu slepiuosi VIP sektorėje nuo vėjo. Yra vakarų vėjas, pučia į veidą. Įsikūrėm šį kartą 9 sektoriui. Ačiū Arvidų kolektyvui už suteiktas vėl privilegijas pagyventi kaip namie. Tai su namuku, tvarkingai, 2 parom, kartu žvejos ir draugas, kuris tikisi pagauti savo pirmąjį karpį. Integruojam naujus žmonės, tai tikiuosi, kad karpiukai bus svetingi. Verdam grūdinę kultūrą, pasiruošinėjam, kaip sakant, įsikūrinėjam ir eisim, pasiskanuosim dugną, naudosiu šį kartą laivelį, nes čia ko, šiek tiek ir palsėt galima, tai vat, kas ir kaip eigoje ir žiūrėsim, ką atneš šios 2 paros Arviduose, 9 sektorius. Pagaliau visi masalai nugulė į tvenkinio dugną, kiek darbų sutrukdė lietus. Taigi pasirinkom skirtingus gilius, skirtingus distancijas. Pradėsim nuo 60 metrų, ant 80 metrų, 100 metrų ir vėl 80 metrų. Tai ieškosim, kur atsilieps žuvis. Pradžiai pasirinkau krill ir sweet nut boiliukus, būtent su jais ir skirtingom pop-up viršūnėlėm pirmasios kombinacijos nugulė į dugną. Šeriminė bazė didžiąją dalį sudarys šį kartą peletės. Aišku, be grūdinės kultūros irgi neįsivaizduojama karpių žuklė, tai kanapės ir kviečiai. Peletės dar pagardinau amino miksais ir spot mix boosteriu, o į kanapės, kad dar šiek tiek daugiau aliejaus turėtų, įpyliau hempoilo. Taigi 4:30 vakaro, oras permainingas, turėjom netgi krušos, nors atvykus maloniai švietė saulė. Dabar lietus kaip ir rimsta, nors dar vienas debesis pakeliui, bet laukiam pirmųjų kibimų ir tikiuosi, kad jie jau aplankys mus šį vakarą.
Kągi, kiek po 6, ant 100 metrų sulaukiau pirmojo kibimo, Glory Fish braškytė. Padovanojo šį apie 7,5 sveriantį gražų žvynio. Gera kova, seniai girdėti signalizatoriaus garsai ir pirmoji žuvis šios žuklės pradžioje, tik nulyjus, daugiau lietaus kaip ir nežada, tai tikimės, kad žuklė bus tikrai sėkminga. Darom nuotraukytę, leidžiam žuvį ir laukiam kitų. Kągi, prabėgo dar gera valanda nuo pastarojo karpiuko ir ne vienas, 2 kibimai, atsiliepė artimesnis taškas. Turėjau kibimą ant 80 metrų, deja karpis gan greit atsikabino ir kol sprendžiau plauko ilgumo klausimus, išvažiavo vėl tas pats tolimiausias taškas, tai Glory Fish su braškyte dar kart. Ir štai toks 7,5 veidrodis ant kranto. Lietus vis dar lyja. Tikimės, kad jis greit nustos, o tuo metu leidžiam žuvį ir bandysim persimest.
Kulkas didžiausias, panašu, kad 8,5. Ir kągi, sutemus. Atrodo, prieš dar vieną lietaus sesiją užkibo šis 8,5 kg žvynius. Vėlgi tolimiausias taškas ir Glory Fish braškytė. Štai tokia žuvis. Aplankė mus, kurią paleisim tuo ir bandysim eit organizuotis vakarienę savo. Truputėlį persitepinėjom, pildom taškus jaukais ir tikiuosi, žuvis tais jaukais maitinsis. Kągi, kol kas, kaip nekeista, dirba tik vienas taškas ir viena kombinacija, nors tam taške yra 2 meškerės. Bet štai toks šaltas, piktas žvynius, kiek virš 7 kilogramų, užkibęs jau po pirmos nakties. Naktis kol kas visai darbinga. Tai leidžiam šį atgal, laukiam sekančią. Labas rytas, tirštas rūkas, akis beveik nematė miego, naktis tikrai darbinga, pagauta per naktį dar 5 berods žuvis, iš viso kol kas 9 kibimo 8 krante, po to vieno nerealizuoto kibimo sekantis visi sėkmingai nugulė ant kranto. Kas keisčiausia, kad dirba tik viena meškerė ant 100 metrų, nors tame taške guldau 2, vienas šalia kitas, skirtingom kombinacijom. Tai Sweet Nato nesusigundė šį kartą nieks, nors ir keičiau popiko viršūnėlę. Kryliaus, tas, kur turėjau kibimuką, schodino dėl plauko ilgio, spėčiau, patvarkius plauko daugiau kibimų nebesulaukiau. O vat ta tolimiausia su Glory Fish braškytė, kol kas visos žuvis sėkmingai pasiekė krantą. Taigi, keli egzemplioriai laukia ryto šviesos, nėra įspūdingiausi, bet prie tiršto rūko nenorėjau labai filmuotis ten. Tai, manau, eisim pasidaryti kavos ir tada apžiūrėsim jau tuos laimikis. Likit, neįsijunkit ir dar daugiau nei para žvejybos laukia prieš akį. Vienas nakties svečių, tai tokie, kaip man patinka, dideliais žvynais, veidrodukai, šis berods 9 kg, iškibęs kaip ir visi kiti ant Glory Fish iš 100 metrų. Vat, tokia žuvis, pasidarom nuotrauką ir apžiūrėsim kitus. Kol kas didžiausias laimikis, 11,5 veidrodis, padovanojęs tikrai gražią kovą naktį, jau paryčiais labiau, iškybo berods apie 4 ryto, didžiulė vadega,
Puikus laimikis. Labai greit pabėga. Vienas iš mažesnių šioj žvejyboj. Štai toks apie 7 kg sveriantis veidrodis. Greit paleidžiam ir parodysim paskutinį. Vienas iš berods 2 naktį aplankiusių žvinuotojų. Piktas. Foto nuotraukai. Nelinkęs dar. Maiše pagulėję, atgavę jėgas. Taigi, apie 9 kg jei neklysta. Ar 8. Tai jau labai didelio skirtumo nebesudaro. Ir štai tas pikčiurna, kuris vis dar nepasiduoda. Štai toks žvynius. Nugaros artėja 2 paros saulėlydis. Šiandieną visiškai kitokia nei vakar. Nors saulės buvo daug, bet karpio aktyvumas kažkodėl buvo iki pietų. Matės rausimai, šuoliai. Dabar vanduo ramus kaip stiklas. Aktyvumo irgi mažiau. Ką mes persimetėm. Draugas, kaip matėte, atsidarė, pavyko. Nors dieną turėjo jis dar vieną kibimą. Žuvis buvo didesnė, bet dėja netoli kranto atsikabino. Antrų bandymų savo pirmąjį karpį visgi pavyko jam pagauti. Kadangi atvyko į Vipą žvejot, tai aš irgi savo meškerės kiek perdėlėjau kitaip. Stėliau eglutės principų, nuo draugo pusės tolėjimo į link Vipo. Nežinau, atstumai nemaži. Yra kliuvinių kiek arčiau. Dabar žvejoju taip nuo 100 ir viršų metrų. Kliuvinys yra ant 80, yra čia dar arčiau, net kur draugas žvejojo vieną rado, irgi apie 60 metrų. Veiklos yra, tikiuosi bus ir žuvų šį vakarą. Tai kol kas mėgaujamės vaizdais, gerų vakarų, grilinam ir laukiam vakarinių kibimų. Kągi, besileidžiant saulei, iš atnaujintų taškų visgi pasirinko vidurinę, kur buvo Glory Fish braškės kombinacija ir šis 9,5 veidrodukas, trumpas, apvalus, dideliu pilvu, maitinas. Pratėsi šią žūklę po ilgos dienos ir tylios dienos, malonu vėl laikyti žuvį ant rankų. Taigi padarom nuotrauką ir tikiuosi, kad paskutinė naktis bus taip pat darbinga.
Paskutinė diena. Įpusėjo jau. Vėl neaukstas. Gausim matomai lietaus. Ko nenorėčiau, nes reiks dar pakuot palapinę. Šiandien gaudo draugas. Tai kaip matėt, pagavo tikrai porą gražių žuvų. 12 kg žvynius ir 8 kg veidrodukas. Sudirbo abu taškai, tiek artimesnis, tiek tolimesnis. Tai, manau, pasirinkimai buvo atlikti tinkamai. Ir kas dėl masalų, tai pas draugą artimesnį tašką pasirinko Krill & Plum. Lengvintas dugno masaliukas, nekart man pasiteisinęs. O tolimesniam taške, tai šios žvejybos kol kas favoritas, tai Glory Fish su braškinė viršūnėlė. Suvilioja tas gražias žuvis. Žuvis nėra pačios aktyviausios. Vienas kitas šuolis matyt, bet tikimės, kad dar sutiksim kokį ir ant kranto. Tai kol kas laukiam ir turbūt kažko sulauksim. Kągi, ilgai lauktas kibimas, aplankė ir mane iš tolimiausio taško. Šį kartą ant Krill ir Glory Fish tamsios viršūnėlės. Bet karpiukas, nors ir nedidžiausias dar žukliai, bet man jis tikrai gražiausias, graži linija. Tai 11,5 kg sveikas, kokiom spalvom, geltonų pilvų. Tie žvinai prie uodegos. Tikrai pradžiugino šį vidudienį, tai kol žvejyba nesibaigė, leidžiam šį atgal ir tikėkimės aplankys dar ne vienas. Greitai nunėrė. Panašu, kad antra dienos pusė, tikėkimės, jeigu taip ir tęsus, įsibėgėja, nes tik paleidus man savąją žuvį, draugas vėl sulaukė kibimo ant savo irgi tolimosios, tai kova vyksta, veiksmas verda, tikėsimės žuvis sėkmingai atsidūrus mate. Kągi, trumpai apie pavadėlius, tai naudoju tikrai neilgus, sprindžio ilgumo, paprastai rištus, kol kas per daug jie nenuvylė, tikrai gumytę bailiukams susistabdyti. Šiandienos masaliukai dirbantis labiausiai tai Glory Fish ir braškės kombinacija. Didelę dalį žuvų pagavusios
mano beveik visos, o draugus taip pat priejo dar prie sprendimų. Uždėjęs krylą ant plium lengvintą dugno masaliuką, taip pat sėkmingai gaudė iš artimesnės distancijas. Dar kokias keletas valandų palauksim, pradėsim rinkinėtis daiktus ir tikiuosi dar pabaigai kus nors aplankys. Taigi, kad jau peržiūrėti iki šitos vietos, uždėkit pirštą, pasidalinkit kanalu, užsiprenumeruokit būtinai jį ir tiksim vėl kito žvejybą, jeigu ką. Dar nesisveikinu, tikiuosi atsisveikinu su žuvim, bet tiksim. Ir kągi, tai tik dar kartą rodo, kad šioje žvejyboje masalas dominavo Glory Fish su braške. Tai šis būtent stovėjęs per vidurį, netoliausiai, nei arčiausiai, būtent viduryje, iš 3 eglutė išdėstytų meškerių. Susiviliojo Glory Fish ir braškytės kombinacija. Tai 9 beveik beveik 9 kg. Gražus žvynius. Šios meškerės jau, manau, nebepermetinėsiu. Po truputį renkamės daiktus ir, manau, su šia žuvimi būtent ir atsisveikinu. Tai bendrai mums su draugu jau 20 kibimas, iš viso 17 žuvų, tai jaukai tikrai dirbo. Tai ačiū Fish Food už viską, už masalus, už jaukus ir susitiksim kitoje žvejyboje. Leidžiam žuvį atgal ir važiuosim greičiausiai namo. Tik ką paleidus žvynio, visgi karpiukai nusprendė, kad tai dar ne šio video pabaiga. Ir išlikusių 2 meškerių, dar viena gražiai išlenkta vakaro horizonte. Ir čia karpiukas jau susigundė visgi Krill ir Glory Fish tamsia viršūnėlė. Žvejyba tikrai vykusi. Ir kągi, tas, kuris dar nepaleido mūsų neatsisveikinęs, tai toks 11 kg sveriantis žvynuotasis. Kaip minėjau, susigundė Krill ir Glory Fish viršūnėlę. Užkybo dabar jis iš tolimiausiojo buvusios meškerės, ant stovo liko viena arčiausiai. Bet suveikė ir tai, kad išvažiavo kaimynai, kurie nežinia, kaip pagavo tik kelias žuvis, bet kai jie atlaisvino kelią iki mūsų pašarų ir jaukų, tai žuvis pradėjo pačias kipt. Smagu, tęsiam pakavimosi darbus ir laimingai važiuosim namo.
Ir kągi, ant stovo likusi paskutinė meškerė ir vienintelė sudirbusi saldi kombinacija šioje žuklėje. Sweet nut su pineapple fish viršūnėlė sugundė vat šio žuklės pirmąjį ir vienintelį, kaip suprantu, jau amūrą. Tai gražus, nedidukas, iškart buvo jaust, kad kovoja visai kitaip. Prie kranto greit pavyko pasemt, o dabar taip pat greit leidžiam atgal.